Ar jaudinėsi, laukdamas debiuto olimpiadai? Ne, kokias nesijaudinu, dar stengiuosi per daug nemąstyti. Tiesiog laukiu to starto kaip įprastų varžybų. Kaip vertini sąlygas visas čia gyvenimo, trasos? Iki šiol buvo labai gerai, švietė saulė, šiandien matosi jau. Ir šlapės sniegas pasidarė, sąlygos tiesiog sunkėjo valandomis. Šiaip gyvenimo viskas patenkinti visko. Yra laisvalaikio? Nelabai iš tikrųjų, kelias valandas dienoje. Mes kai atsibundam apie 6 ryto po 6, iš karto ant kalno, grįžtam, pavalgom, valandą poilsio, į sporto klubą, vėl porą valandų poilsio ir jau miegot pavalgyti. O čia tas vaikščiojimas šalia visokios žvaigždės vaikšto, ar turi kažkokį biškį spaudimo jauti? Spaudimo ne, šiaip įdomu, linksma. Tu žiūri to žmonės per televizorių, o dabar jie šalia ir supranti, kad jie visiškai tokie patys kaip ir tu, niekuom nesiskiria beveik. Kokiu patenkintas būtum savo pasirodymu? Na, nežinau, jeigu nučiuošiau be klaidų tiesiog. Ten vieta per daug nesikeis, tiek tikrai nelaimėsime čia, nebent jis iškris. Tiesiog noriu nusileisti ir suprast, kad tikrai padariau viską, ką galėjau ir nepridariau nereikalingų klaidų. O slalomas ar gigantas? Kaip tau geriau galbūt? Tikiesi? Slalomas, manau. Ar trasa, dauguma sportininkų, kiek kalbėjom, slidinikai, biatlonininkai labai akcentuoja, kad labai sunkios olimpinės trasos, kaip čia. Visų pirma, mums jų neleidžia net paliesti, pabandyti, mes su jų nebuvom ten net nučiuožę, tiesiog viskas užtverta, šiandien turėjo merginų būti laisvas prasičiuožimas, bet dėl blogo oro atšaukė, tai net nežinau, net neteko pabūti trasose, tiesiog jau matosi, kad jos bus labai ilgos ir varginančios, o koks sudėtingumas, tai pamatysiu valandą prieš startą. O kokia tau danga parankesnė yra? Net nežinau, sunku spręsti. Pats gerai jaučiuosi ant kieto sniego, ant tikrai kieto ledinio, bet rezultatas visą laiką gali būti geresnis, pavyzdžiui, ant minkšto visiškos košės, nes gali kitiems nesisekt, pavyzdžiui. O aš moku ir per duobes čiuožti, nes šįmet jau taip sutapo, kad Europoje nebuvo gerų sąlygų, visą laiką buvo arba nebuvo sniego, arba buvo minkštas. Tai išmokom čiuožti per tas žiauriausias sąlygas, per duobes. Todėl net nežinau, manau, ir ten bus gerai. Aišku, dėkui. Ačiū.